Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Senas pastatas yra tarsi ligonis, su savita genetika, gyvenimo ir ligos istorija. Restauratorius yra kaip gydytojas, kurio užduotis yra išsiaiškinti problemą ir ją išspręsti, tai yra išgydyti. Senas gyvenimas palyginimas yra tam, kad primintų mus, kad juo reikia rūpintis taip, kuo rečiau senas pastatas taptų gydytojo, restauratoriaus pacientu. Ką tai reiškia praktiškai? Mariau, senovinių statinių priežiūra yra privaloma, bet didžioji dalis tikrai valdytojų nežino, nuo ko pradėti. Tai nuo ko prasideda statinio prevencinė priežiūra? Pats pirmutinis svarbiausias dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai tiesiog pažinti savo pastatą. Pažinti jo istoriją, išeiti, apeiti pastatą ir tada pasimatys labai daug dalykų, kurių galbūt nenorėjai matyti, bet jos reikia stebėti. Šitos visos priemonės yra skirtos pastatui apžiūrėti iš visų kampų, aukščių ir panašiai ir įvertinti jo būklę teisingai ir atrasti priežastis problemų. Daug kas yra man pažįstama ir visiems kitiems žiūrovom, klausytojam. Dronas, fotoaparatas, žibintuvėlių gausa. Jūs naktį dirbat? Būna tamsioje pastogėje arba kažkur, kur nėra apšvietimo viduje. Aha, bet pasisa. Šitas kažkaip kitaip atrodo negu visi. Čia yra dar ir galima pamatuoti ir įdrėkusi, pavyzdžiui, medienai įvesti ir pasižiūrėti. Atrodo kaip liniuotė, bet pasukinėjus atrodo kaip pleištas. Čia galima pamatuoti plyšio plotį, kiek yra. Čia yra liniuotė, bet išties čia yra storis, teisingai pleišto. Plokštelės, kurios pritvirtinamos medvaršiais ten, kur yra įkišimai. Jeigu randam tokį plyšį ir įtariam, kad gali judėti, sakykime, jisai plėstis, tada mes pritvirtinam tokį plyšį matuoklį ir po kurio laiko galima įvertinti, ar jisai dar keičiasi, išsiplečia. Įdomus agregatas panašus į alkotestinį. Čia yra aplinkos sąlygų matuoklis ir dažniausiai vertinam santykinę drėgmę, sakykim, čia tokiam Rusijai ar kažkur jauti, kad gali būti per drėgnas oras ir tada irgi sukelti kažkokius pažeidimus. Oho, dulšiukas atrodo paprastas, bet nepaprastas, labai sunkus ir turintis daug funkcijų. Taip, čia galima matuoti ir kampą, bet dažniausiai apžiūroti matuojam ir yra, pavyzdžiui, prie pastato ar kažkaip palangiai pakankamas nuolydis, sakykim, vandenį nutekėti. Žiūronai, ruletė, peiliukas pakrapštyti ir dar vienas patikrintas variantas. Tai yra balanknotas, kur fiksuojama medžiaga, kurią pastebėjau. Taip, labai svarbu pasižymėti, nes paskui pamirši. Aišku, galima tą patį atlikti planšetėje arba tiesiog ant popieriaus. Tai yra brėžinys pačio pastato. Taip, tai labai gerai pasiruošti prieš atvykstant į objektą arba savo, turėti planą ir pasižymėti jame kažkokias probleminės vietas. Gerai, Veliuonos dvaras, 19 amžius, apžiūra fasado, stogo, pietinė pusė. Taip. Yra žaibolaidis, reikia labai gerai pasižiūrėti iš pastogės. Ar tenais toj vietoje, kur žaibolaidžių tvirtinimai nėra. Jeigu ten viskas gerai iš apačios atrodo, tai tada reikia manyti, kad neblogai. Tas krūmas. Forzicija. Ką? Forzicija. Forzicija. Gražus žodis, bet jisai netinka čionais. Jo, jisai labai arti pastato. Žiūrėk, trinasi į fasadą. Ką darom su priekaba? Priekaba tegu būna, neliesk. Jo, čia visą laiką labai probleminė vieta, ką daryti su vandens nutekėjimu ir su tarpeliais esančiais, neišvengiamai atsirandančiais, aptinkuojant ypač betoną. Ir ką daryti tokį? Šiuo atveju tai negerai, reikėtų išmušti iki pat medienos apačios, nes čionais ir tada galbūt jau čia tada suformuoti tiesiog neglaudžiant prie medžio, nes visas tas reiškia vanduo, kuris teka kolona, teka ten žemyn ir
visokių verandų ir ten gonkelių statramšiai visą laiką, jeigu jie būna įleisti ir tenais, tai košelė būna pamirta. Tai šitai kolona, o žiūrėk, matai dar jo ir Pakrypusi, ne? konstrukcija šiek tiek pakrypus, čia galim būtų pridėti gulščiuką ir pasižiūrėti. Nu, nereikia gulščiuko, matosi, kad jisai ne pats išsiraitęs, o tiesiog pakrypęs, kai keitė. Taip. Nu, Netgi pagrindas yra įdūbęs. Čia tokie elementai, tai yra kiekvieno objekto saldainiukai. Jo, čia špyžinis, ne? Jo, Ketus. špyžius, ketus. Va, matai. Čia tie pats? Prašau. Tie pats? Nu, tu pats nuspręsk. Nu, Man tai atrodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, ne tie pats. Tie patys. Bet tik tais Bet nėra... žiūrėk, va čia viršus koks. Tai vienas. Aha. Pats apkalimas jisai tarybinis laikais ar autentiškai nuo 19 amžiaus? Ne. Šitas apkalimas, žinok, va, aš tau dabar parodysiu. Šiaip visai gerai, visą laiką įsivertinti ir žiūrėti tikrai ir ieškoti tų elementų, kurie yra tikrai iš senų laikų išlikę. Nes va 66 metų nuotraukoje, matai, jau jisai jau toksai. Ir jinai sutvarkyta, mokyklos langai sudėti nauji. Lygiai tokio paties sudalinimo. Šiaip langai neblogai, prasme, klasicistinio sudalinimo. Bet jie vis dėlto yra 20 amžiaus antros pusės, nieko labai įdomu. Nieko įdomaus, jokių paraitimų, jokių išfrezavimų gražių dailių nėra. Lietuvai, matai kokie jie kryvi? Jo, čia problema turbūt buvo ta, kad nuolydis nėra nuolydžio ir tokiu būdu stengiasi jau pataisyti įrengtus lietlavius, kur stovi vanduo užverčianti viršų, todėl tas viršus visiškai toks atsiknojęs. O medžiai dar, čia turbūt lapai. Ten, pavyzdžiui, medžiai kiek ir atokiau, čia visai ant stogo. Jo, tai jie valyti beje prieš 3 mėnesius. Visiškai švariai išvalyti ir dabar jie vėl visiškai pilni. Įvertinė aplinkybės ir matai, kad reikia tą daryti 3 kartus per metus, 4 kartus per metus. Krūmai, angos ir rūsį. Jo, šitos būtinai reikia tiesiog, šitos savaiminius medelius, kurių net nebuvo čianais, pavasarį jų čianais. Su šaknimis. Jo. Prie aplinkos tikrai galima bus pasižymėti, kad šakomis beveik siekiamas fasadas ir reikėtų reguliariai apgenėti, kad neliestų. Nu, netrauks iki fasado. Fasado tai nepatrauks. Kalbam apie dangą ir vandens nuvedimą, tarkim. Čia yra vienas pastato apėjimas. Ir tuo metu iš toliau ir iš arčiau atkreipi dėmesį į viršstoginius elementus, kurių nepamatysi, vaidamas aplink fasadą, žinai, pasižiūri gerai, su dronu pritrauki, su telefonu, o paskui toliau einant, tarkim, fasadus, iš arti, nes iš toli tiesiog nieko tau nepasakys. Vanduo visas bėga. Teka žemyn čianais ir teka šituo akmeniu gilyn į pamatą. Tai jau žalias yra. Tokiu būdu reikia čia susiformavęs kilimas, visas kampas pastato sėda per 10 Tada tas kilimas užtaisomas skiediniu ir tas skiedinys, turbūt pernykštis, jau jisai irgi atsiradęs trūkimas. Visur yra lietvamžiai iki pamatų, bet ne žemiau jų. Jo, ir šitą dalyką reikėtų visus nuleisti. Tai dabar bent laikinai, jeigu nėra galimybės tiesiog ar skardą, ar dar lietvamžio gabaliuką pritvirtinti, pratesti iki čia, tam, kad jau čia kažkoks nuolydis yra ir jisai nubėgtų. Ir jau problemas tos didelės nebebus, bet geriausiai būtų nuleisti žemyn. Klausyko, šita landa, jinai puikiai yra lapiai pagyventi, netgi vilkai įleisti, lokys nepraleisti tikrai. A ne? Jo, matai, visur kitose vietose matysim, kad visur grotos yra buvusios. Ir čia šita anga, net nežinau, ar jinai čianais kažkada vėliau iškirsta. O galėjo būti, pavyzdžiui, šitas lygis kažkaip žemiau, nes atrodo, čia žemė ir tiesiog veržiasi į vidų. Jo, ir nuolydis į tą pusę. Čia tikrai problema. Šioje vietoje, lendant į Rusiją, į šitą vietą labai reikia atkreipti dėmesį. Gerai. Visos horizontalios vietos iš šitas labiausiai geriausiai atkreipdėmės. Vertikaliai vanduo nuteka, horizontaliai vanduo ir filtrai laikosi. Ir tada visi elementai žiūri, ar jie, tarkim, apskritai visos šitos nuolajos yra per siauros padarytos. Jo, nes čia yra iš jų mažai naudos visiškai. Viskas, kas bėga čianais, tas tolyn skverbėsi į cokolį. Nu va, žiūrėk, šitie jau vos besilaiko. Ir tos juostelės visą laiką yra, tai net
jos neatstoja kito. Jisai atšoka, žinai, vanduo vis tiek tenais teka ir jau tenais. Gerai, o geriau juostelė, koks skirtumas, nesuprantu, būna juostelės medinės, o būna su kitu, jo. Nu tai tai kitas ir turi tą privalumą, kai tu jį uždedi, tu formuoji kampą, tai tu paskui gali uždažyti ir medį, ir stiklą, ir jeigu viskas dažyta sėmenų aliejum, viskas susiriša, susijima ir užsistandarina ir nebelieka tokių dalykų kaip čia vat. Nes čia viskas priklauso nuo šito prigludimo. Nu čia patys galiu užsidėti pliusiuką. Labai mažą. Šitas pataisimas nieko. Gerai. Gaunam 10-tuką? Dabar žiūrėk, čia jau turim visai kitą variantą. Čia matosi apatiniai rastai keisti. Žinom, kad tas buvo daryta irgi kartu maždaug su stogu, kažkur 14 ar apie 20 metų. Ir rinkti maumediniai rastai, žodžiu, ieškota. Šitą dvarą daryti tyrimai buvo dendrochronologiniai, rasta konkreti data, 817 metų žiemos kirtimo rastai. Ir va čia 1, 2, 3, 4. Ai, čia rastai? Taip. Čia yra maumedis, čia ne lentos? Žiūrėk, va čia yra tikrasis... Masyvas. Žiūrėk, kaip atrodo tikrasis klasicistinio pastato vaizdas. Va čia yra, reikia suformuoti, imituoti mūrinį, gražų, baltą arba kažkokį šviesų vaizdą. Jisai neapkaltas kažkokiom lentelėm autentiškai. Jisai dažytas, suleisti rastai taip, kad būtų jie kaip lygi siena visiškai. Rastai po 30 cm. Čia kerpės ar čia yra tos samanos? Nu čia šitie kiminai matyt bus iš dažniausiai mūsų kraštuose. Noriu pasakyti, kad buvo taip gerai nupjauta, kad sudėta kaip plyta ant plytos? Taip, sudėta taip, kad atsitrauktų dar 15 cm 30 ir pamatysi vientisą sieną. Priedobė uždengta ir kažkoks kietas betonas, bet koks ten nuogrinda ir iš aukštai laša, tai kas tada būna? Tada, pavyzdžiui... Tada jisai tykšta ir tas tyškimas yra vienas iš pavojingiausių dalykų. Visos durų apačios dėl to, viskas yra... Apie šitos samonėlės? Ne. Pasižiūrėk, tiesiog į sienos apačią pabandyk. Patikrinam. Darom operaciją. Ir jisai naujas yra, supranti? Dar dalykas yra, reikia tada žiūrėti, kaip tą nuolaidą padaryta. Dabar neturim prieš savęs gurščiukų, bet iš akies matosi, kad čia nėra tiesiog... Nėra nuolaido padaryta. Šis kampas yra į vidų. Ir jeigu į vidų kampas, tai tada tiesiog viskas, kas tenais neišvengiamai. Pats mūras neseniai, sąlyginai neseniai padarytas, atrestauruotas, bet jisai labai blogai. A ne? Ar čia reikėjo tiesiog dar užbaigti, reikėjo prieš, tą nuolaidą tiesiog iškart turbūt reikėjo padaryti, ir ne... Čia kas? Ir... O, kokia rupūžė! Negalima jo žinoti. Šitą. Negali. Jo, šventas dalykas. Bet čia šitą dalyką, tokį uždengimą skardom reikėtų kažkaip kitaip išspręsti. Nors čia kartu ir problema labai aiški, kodėl tai padaryta. Bet nuolydis visai susidaręs dėka šitos skardos. A ne? Bet, pavyzdžiui, čia samanų pievaitė. Gerai, ar tu nepamiršti viską pasižymėt? Tuoj pasižymėsiu. Čia tiek daug gamtos ir atrakcijų. Tai matai, ir kaip stipriai atitraukia dėmesį visi dalykai. Jeigu mes, einam ir galvojam apie vandens nuvedimo sistemą, tai ir žiūrim į šitą vietą, paskui prieisi prie šito. Ir visada reikia susigalvoti kažkokią sistemą. Bet kuriuo atveju, jeigu ateisi... Rupūžę rašyti, ne? Rupūžę nerašyti. Bet tai jūs ką darot su rupūžė? Ar jūs ją paliekat, nes jinai atrodo šeimininkai? Tegu būna, taip ir parašysiu. Tegu būna. Šita šiaurinė pusė, jinai niekada čia neišdžius. Čia saulė neteis, tos samanos, jeigu jo įdrėks, tai jos įdrėkins visą laiką. Samanas, kad čia neauktų, ką reikia padaryti? Vis tiek įmanoma. Jas reikia dabar reikia nuimti. Ir žiūrėti, kad čia kuo mažiau drėgmės gautų. Tai jau veiksmų buvo imtas, pakeista tavo atako atkarpa. Taip, viskas. Gerai. Ir lygiai tas pats tam kampe. Visi sudūrimai, stogų sandaros, kur daug vandens ateina, tai ten dar aukščiau galėtum best peilį. Jau po viršutinio rasto. Kai kurie lietvamzdžiai yra atitraukti nuo fasado, kaip šitas, vėliau tas padarytas saugojant šitą maumedinę sieną, be apkalos, kad jų jinai nežaliuotų ir ne. Nes jeigu ten
tokioje vietoje, kur žiauriai daug lapų, nu, tiesiog sunku išvengti ir visą laiką būti išvalyti. Jeigu ten užsikemša ir pradeda tekėti ir lietvamzdis priglaustas prie pat fasado, tai tada reiškia, kad visas vanduo... Gerai, tu nori pasakyti, medis tai, kas čia, 20 metrų, tie kokie visas 100 metrų. Ten gali būti užsikimšę. Vėjas išnešioja, žinok, čia kad kaip parkas toks aplinkui, tai čia nais 1, 2, 3 ir nupučia čia atneša nuo iš kitos nuo stogo pusės, taigi kiek stogas surenka lapų. Šitas koks sėkmingas. Čia lėlių namelio. Lėlių namelio, jo. 3 pirštų. Nu čia 10. 10. O čia šitą lėlių namelio. Lėlių namelio čia yra 7. 7. Norėjau tau parodyti stogą. Mariau, gal tu nematėjai, bet turim tokią situaciją šiauriniai pusiai. Čia yra ta pati skarda, kuri ir pietinė? Nu tai tikrai, kad ne. Čia jinai yra, šita skarda yra greičiausiai iš Pokario laikų. Galbūt dar senesnė, bet jau... Bet jos nekeitė, nes jinai dar laiko. Tikriausiai, arba dėl, nežinia dėl kokių aplinkybių nekeitė, bet gali būti, kad šita pusė ir buvo geriau išlikusi. Čia yra iš vis skiedras, man atrodo. Jo. A ne? Tikriausiai. Kuros manos. Bet šitoj vietoje tarp tiek medžių, tai šita skardinė danga jau geriau va tokią senąją valcuotą skardą. Čia aišku pagal tyrimų duomenis ir spręs jau architektai, projektuotojai, bet iš tikrųjų skiedrų danga šitam parke, nu ne šitokiam plotui. Dar tada, kada skiedras buvo medžiai netokie aukšti, ne? Ne, nu tiesiog. Ir vešlus. Netrukdyk. Prisitraukiam, žiūrim, ar plytos ištrupėjusios, neištrupėjusios. Va ten, žiūrėk, kaip susilankščiusi skarda. Pažiūrėk per ekraną. Va prie kaminų, kai valė jos, dažnai valydavo, išlipa, tik ne iš kur. Ai, va ten apačioje, ne? Tai jo. Ir ten yra pribirėję plytos, byrančios plytos ir išmindžiota viskas, tai ten tikrai bus skylių ir problemų toje vietoje. Va, pavyzdžiui, šita pakaba. Taigi jinai drėgmę siurbė, ne? Ką? Va, matai, jau yra papilkėjimas. Viskas. Va, surūdijo metalas. Nu, tikrai dėl šitos priežasties. O kas čia per nesąmonė? Jeigu tu ten atsistotum, tu matytum mano keliukus. Ką? Tai ką? Čia yra griovys, važiuoja. Nu tai yra labai negerai. Labai negerai. Ir žiūrėk, kokia žolė. Va, kokia žolė. Tai šitą reikia pjauti tiesiog kaip parką pjauni, tai aplink pastatą dar dažniau reikia. Nuo viso didžiojo stogo varva ant šito mažojo stogelio, tada nuo mažojo stogelio galbūt yra šiek tiek nuolydis net į sieną ir tenais drėksta didelis plotas, tada tiek sudrėksta, kad išpūna netgi tas rastas, kurį įkaltas yra šitas storas karnizas. Tokius dalykus, kurie padeda tavo vandenį nutekėti ir nedaro jokios įtakos fasadui ir padaro žiauriai daug naudos, tikrai galiu pasidaryti pats. Bet pat jeigu, žinai, nuspręstum pasikeisti kažkaip iš esmės viską, jeigu tu tiesiog lietvamzdžio atkarpą surūdijęs lygiai tą pačią pakeiti tokią pačią, tai tu tikrai nepadarai be problemų. Nu ką, viską pasižymėjom, galime... Kad? Taip, gerai apsižiūrim, šita siena nauja, įrengta 47-ais, šita bus autentiška. Šita įrengta mokyklos reikmėm ir už tai joje yra visokios statybos brokų. O, špižiniai laiptai. Žiūrėt, ar gerai turėklai laiko. Nu, čia yra mažiausia bėda, žinai, kas gali nutikti. Tokiam nieko neatsitiks per ilgą laiką. Tai užsidarom plyšeliai, nedideli. Šita... O kas čia buvo? Čia yra medinė siena aptinkuota. Sviedinys pataikė? Nu, tikriausiai kažkas išmušta. Dabar atsargiai, šita vos laikosi. Matai su visa... Matau. Taip,
Na, matyti, šita tikroji siena, o ana įrengta naujai, nes šita stora ir prie. Tai dabar žiūrėk, va čia va mes esam šitoj patalpoj. Čia buvus perdanga dar šitą pertvarą 56, kur ir matosi sienos, va. Čia tikrai autentiški? Jo, tai kas išliko, geriausiai ir išliko, bet geriausiai ir išliko spalva po pertvaros, žodžiu. Čia skaitas polichromija ar freska jau? Nu, čia jau yra sienų tapyba tiesiog. Freską nereikia vadinti, nes ten, čia yra specifinė sienų tapyba, šlapio tinko, tai čia nais dažnai, jų nėra labai daug. Tai jo sienų. Kažkaip jos per paprastas, ar tikrai čia man atrodo šis? Skydinis parketas, kodėl? Labai tvarkinga. Kiek? 2,3 beveik. Gal ir 3 buvo, žinau, bet va, kiek medis, visas žalinės. Čia vidaus grindis pastato, ne? Jo, pasižymė, kurioje patalpoje. Dabar žiūrim šiaip aplinka, mikroklimatas, čia matai, daug langų, turi daug erdvės, daug šviesos, tai čia labai pro tos langus neblogai vedinasi, bet vis tiek matosi kad pelės žymės tose vietose, kur kažkokie prabėgimai, ten jau reikia lipti pastogę ir žiūrėti, kas darosi tenais nuo viršaus. Klausyk, o čia pagrindinė menė buvo? Galima iš piešinių tapybos reikia spręsti? Nu labai, gali būti, kad viena iš tokių, pats kampinis, didelė talpa, gali būti. Bet čia yra tikrų restauratorių darbas. Mūsų darbas yra dabar apžiūrėti ir išvengti tokių dalykų ateityje. Čia aišku yra senas prabėgimas ir seno prabėgimo pasiekmes, ne iš yra to naujo stogo vieta. Bet kažkada čia labai stipriai ir daug bėgo. Dabar, kai jau yra išdžiūvę. Tokį baigį suardė, matai? Tai visas tas grūzas tarp balkio esantis, molis, paliai, ten visokiausių būna mišinių, ko ten nesurasi. Gal pro čia praeinama? Neprašau, gal nereikia. Tu matei, kaip laikai? Mačiau. Tai ką, einam tada į viršų? Einam. Jo. Ar dažnai savo namuose užlipi į palėpę? Manau, kad tu gal... Aš palėpę ir gyvenu. Tai kad kiekvieną dieną. Tai gerai. Įsijungiam šviesą stipresnę, žiūrim ar saugu apskritai eiti ir jeigu galim, tai einam tik tai per sijas. Gerai, apžiūrėt, gerai reikia dabar visus sijų galus ir visus prasišvietimus. Čia yra ugniasienė skaitosi? Čia yra skersinė siena, kurie eina virš tos pertvarinės visos sienos ir jinai pakelta aukštyn, tam, kad balkių ilgis nebūtų toks milžiniškas. Tai va čia yra kokie 6-7 metrai. Supratau. Ir į tą skersinę sieną remiasi. Aplink kaminus gerai apžiūrim, geriausiai iš vis būtų užsigesinti prožektorius ir pažiūrėti. Va, skylė kokia. O, papa. Matai? Oho. Nereikia gesinti nieko, viskas matas. Ten pralyst galima. O kam durys buvo čia reikalingos? Vat nežinau. Čia... Šiaip labai gerai, kad taip bandai išsiaiškinti. Ir tie dalykai anksčiau ir vėliau išaiškėtų. Tai čia, jeigu būtum ir nuolat apie tai galvotum, ateitų tau sprendimas. Bet dar va, matai, žiūrėk, skardos falcai, kaip šviečia stipriai tarp sujungimas skardų. Ir tai reiškia, kad nėra tenais... Tai reiškia, kad jisai tiesiog arba išsinėrė, arba jie nuo temperatūrinio vaikščiojimo ten plėtimosi atsirado centimetrų tarpas koks. Čia vat yra juoda siena, jau čia ir tekėjo. Nu, čia tai tiesiog matosi, kokia yra kryptis šito paties dūmtraukio kanalo. Tai?
Ir čia jau juodi pelėsiai ar ką? Ne, čia dažniausiai per kaminus dervas būna prasisukiančios. Todėl jie būna baltai nutinkuoti ir nudažyti, kad matytum. Ateik. Erika, nufokink mus. Šitą. Duok delną. Aš gal tave laikysiu. Ką tu čia laikai? Aš toliau, aš taip. Nu gerai. Ką tu laikai? Ką tu laikai? Nu tai va, žiūrėk, va, laikom. Man nepatogu.